Yra priežasčių, kodėl nėra labai daug gynybos startuolių, kurie kūrėsi ir dar kurie išgyvena. Mes turim tą 9 kartus atmatuok 10 pjauk. Tyla gera byla. Ir tai šiaip savaime nėra blogos savybės. Nebent tu esi startuolis. Mums reikia bėgti dvigubai greičiau, negu bėga Vokietija, negu bėga Lenkija. Gynybos sektoriui niekada nėra niekas paprasta. Akivaizdu, kad tema yra aktuali, bet velnias slypi detalėse. Pirmą gamyklą statysite Latvijoje. Taip. Kodėl ne Lietuvoje? Lietuvoje mes lyg ir turime visas sąlygas paspurtuoti šitoj srity. Gal mums reikia specialių instrumentų, kur būtų įdėta pinigų ir liepta rizikuoti. Čia ne raketų mokslas, kaip dirbti su inovacijom. Jeigu tavo klientas yra valstybė realiai, vyriausybė, kariuomenė, dar kažkas, tau tikriausiai reikia labai arti būti to kliento ir rodyti, kad tu esi toje valstybėje. Sveiki prisijungę į dar vieną tinklalaidės Nauji horizontai epizodą. Šią tinklalaidėje kalbame apie Baltijos šalių verslus, steigėjus, vadovus, investuotojus, kurie vykdo tarptautinę plėtrą. Kalbame apie tikras istorijas, plėtros ambicijas, laimėjimus ir pamokas. Šis epizodas ypatingas, nes kalbėsime apie raketų mokslą, taip, tikrą raketų mokslą. Svečias šio epizodo Karolis Žemaitis, raketų gamybos startuolio Frankenburg Technologies Lietuvos bendrovės generalinis direktorius, taip pat buvęs Lietuvos ekonomikos ir inovacijų viceministras. Taip pat mano kolega, partneris Orainen, Evaldas Dudonis, kuris vadovauja mūsų regioniai gynybos sektoriaus grupiai, o taip pat konsultuoja įmonių teisės klausimais. Sveiki. Labą dieną. Labas. Pradėsim iš karto, nersim į reikalus, pradėsim apie jūsų gamybą, apie jūsų, ką jūs kūrėt, ką jūs gaminat, kokias raketas iš tikrųjų kūrėt. Taip. Frankenburg Technologies esame Baltijos šalių gynybos startuolis, kūrėme trumpo nuotolio oro gynybos sistemas, skirtas numušti Shahed tipo dronams. Apskritai, raketos kaip technologija, tai yra nieko labai naujo. Raketoms yra 2000 metų nuo pirmųjų raketų, kurias paleido kinai, iki Kazimiero Simonavičiaus artilerijos pagrindų 17 amžiui parašytų. Principai iš esmės yra tokie patys. Mūsų skirtumas, kuo mes skiriamės nuo kitų raketinių technologijų, yra, kad mes einam į gamybos masiškumą ir kainos mažinimą. Ir kūrėme pigesnės ir daugiau raketų, kadangi matom, kad grėsmės, kurios atsiranda iš rytų ir ne tik, pirmiausia irgi eina ant masės ir pigumo. Įmonė yra pakankamai jauna, dinamiška, bet jau dabar veikianti bent keliose Europos valstybėse. Turbūt šita tema dabar labai aktuali, ypač po Irano, vykstant ir karo Irane, taip, girdėjau, kad Amerika iššaudė visą savo Patriot atsargas. Čia turbūt yra keli aspektai. Vienas dalykas, kad faktas, kad lūžis buvo su Ukrainos karu, kuomet visi pamatė, kad principai jie keičiasi ir keičiasi labai greitai. Didžioji dalis oro gynybos sistemų beje yra arba šaltojo karo, arba 90 metų. Apie tai, ką visi žino ten. Patriot raketos, Tomahawk raketos, NASAMS ir visos kitos sistemos, jos iš esmės yra mažiausiai 20-30 metų senumo ir buvo skirtos objektams kaip sraigtasparniai, kaip koviniai lėktuvai. Tai dabar tuo metu dronai neegzistavo. Ir tai yra ta problema, kuri atsirado pirmiausia karo Ukrainoje metu, eskalavosi vėliau Azijoje, artimuosiuose rytuose ir akivaizdu, kad yra globalus klausimas, dėl to ar mes tame veikiam globaliai. Tai paklausa jūsų produktam turbūt dabar yra didžiulė. Gynybos sektoriui niekada nėra niekas paprasta. Akivaizdu, kad tema yra aktuali. Čia klausimų dėl to nėra. Produktas yra aktualus. Bet velnias slypi detalėse ir tos detalės yra pakankamai įvairios. Nepaisant to, taip susidomėjimas yra beprecedentis ir, akivaizdu, kad ta verslo niša, kurioje mes esam, jinai yra aktuali. Bet, kaip ir minėjau, yra priežasčių, kodėl nėra labai daug gynybos startuolių apskritai, kurie kūrėsi ir dar kurie išgyvena.
Bet net kalbant apie startuolius, tai jūs tikrai esate jau ir pripažintas tarp sėkmingiausių startuolių. Frankenburg Technologies juk tarp neseniai paskelbtų ar ne, ten startuolių 10-tuke yra pirmoje vietoje. Tai prasme, tai irgi tokia įspūdinga sėkmė ir mes su Laimonu kalbėjom, kad per pastaruosius 2 metus atidarėte arti 10 įmonių skirtingose jurisdikcijose. Tai prasme, kas paskatino, kas nulėmė tokias priežastis ir tokią sparčią plėtrą. Apie šitą įvertinimą iš tikrųjų turbūt džiaugiatės, ne? Nes buvo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Delfi žurnalistai, apklausė gynybos ekspertus valstybinėse institucijose, universitetuose, rizikos kapitalo fondus, gynybos pramonės asociacijas ir išrinko jūs perspektyviausių Baltijos šalių startuolių. Kodėl čia tas įvertinimas, kaip pačiam atrodo? Tai turbūt tai yra įvertinimas mūsų darbo, mūsų pastangų rezultato, mums be galo malonu yra į tą vertinimą gauti, turbūt mūsų ambicija yra būti ne geriausių Baltijos šalių startuolių, o geriausių Europos startuolių, o vėliau ne tik startuolių, bet ir tuo gynybos praimu, tai yra didžiuoju gamintoju. Tokia yra mūsų ambicija, net ir pavadinimas jisai suponuoja pakankamai tokį europietiškumą nuo pat pradžių, kas yra mūsų labai aiški ambicija, neapsiriboti savęs tik Baltijos šalyse arba ten tik Estija, Lietuva ar Latvija. Ir mums be galo malonu yra tas įvertinimas. Iš kitos pusės, reikia būti sąžiningiams. Startuolių gyvenimas yra toks, kad šitas podcastas po 2-3 metų gali labai pasenti. Niekada negali žinoti, kada tu būsi vienaragis, o kada, kaip sakant, būsi asiliukas fermoje. Tai čia visada tas yra ir kada tas mirties lėnis, kaip sakant, tave užklups. Tai dėl to aš irgi visada turiu tą mintį per daug išlaikyti tam tikrą tokį prisirišimą prie žemės, nes čia visada niekada negali žinot, kuo viskas. Labai teisingai. Praeitame epizode kalbėjom su Einaru Grafraku, kuris yra bendra įkūrėjas Kesti.ai, naujasis lietuviškas startuolis. Aš jam sakau, kodėl tu taip nesididžiuoji, nesidžiaugi, sako, čia nežinai, kas bus, čia tas pas mūsų milijardinis įvertis gali kitą dieną būt 0. Gerai, tai apie šitą jūsų plėtrą. Šnekėjom su Evaldu, kad jūs ne tik startuolis, bet ir spartuolis. Pagal tai, kaip jūs teigiatės, turite dabar 8 įmonės. Estijoje įsisteigė 24 metų sausį, 24 spalį Latvija, 25 vasarį Lietuva, po to Ukraina, Jungtinė karalystė, Danija, Lenkija, Vokietija. Čia turbūt rekordas, pastarųjų metų plėtros ir registravimuose naujų įmonių rekordas. Kodėl tiek naujų įmonių, ar jų reikia ir kaip jums sekėsi jas visas sukurti? Čia turbūt yra keli aspektai ir priežastys, kodėl tas sprendimas buvo priimtas. Vienas dalykas yra nuo pat įmonės pradžios buvo akivaizdu, kad viena valstybė ar net ir regionas jis turi labai aiškius limitus, kadangi mūsų klientas nėra piliečiai. Mūsų klientai kiekvienoje valstybėje principai yra 2. Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė ir vidaus reikalų ministerija, kuri daugeliu atveju būna atsakinga ten už sienos apsaugą, už kritinę infrastruktūrą ir panašiai. Tai reiškia, kad mes per valstybę, grubiai tariant, turim 2 klientus. Taip. Tai tokiu atveju, jeigu tu save užsidarai vienoje valstybėje ir jeigu tau, dėl kažkokių priežasčių nepavyksta arba nejuda labai greitai tavo santykis su klientu, tai tu greitai to kliento nepakeisi. Čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra aiškus suvokimas, kad šitoj srity yra pakankamai ribotas talento kiekis. Taip. Mes kalbam apie specifines technologijas, mes nekalbam apie, ten kokį nors software developmentą, kur tu tikėtina, Baltijos šalyse mes turim 14, gal net keliasdešimt tūkstančių specialistų, vieno ar kito ligmens. Raketinės technologijos ekspertų Baltijos šalyse yra vienetai, tų, kurie dirba civiliniam, o ne kariniam, kaip sakant, ekosistemai, jų yra dar mažiau. Tai čia jau buvo irgi natūraliai sąlygota, kad mums reikia eiti į tarptautiškumą. Trečias dalykas yra šitam sektoriui tu privalai būti arti kliento. Tai reiškia, jeigu tu nori parduoti kariuomenį, tu turi būti šalia, tu turi, Lietuva kalbasi ir lengviau yra funkcionuoti Lietuvoje, kai tu turi lietuvišką labą, kai tu turi lietuvišką vadovą, kai tu čia daugiau mažiau žinai ekosistemą, negu kad
aš turiu šitą irgi, kad aš, pavyzdžiui, esu atsakingas ne tik už Lietuvos rinką. Ir man yra gerokai sunkiau dirbti su rinkomis, kurios yra nutolusios nuo manęs, negu tas, kurias aš pažįstu iš arti. Dėl to mums buvimas šalia, jis yra be galo svarbus. Labai aiškiai mes suvokiam nuo pat pradžių, kad mes privalom eiti nuo pat ankstyvos fazės į didelį tarptautiškumą, į matomumą užsienį. Tai nėra lengva. Mūsų inžinieriai dirba per kelias lokacijas ir mes kuriam labai sudėtingą, labai kompleksinį produktą, būdami skirtingose laiko juostose, skirtingose jurisdikcijose. Čia produktas, čia nėra programinė įranga, kur gali. Absoliučiai. Ir kur galioja eksporto kontrolė, viena iš tų valstybių, Jungtinė karalystė, net nėra ES šalis, tai reiškia, dar yra įvairių momentų susijusių su tuo. Tai tikrai yra labai labai sunku, bet tai buvo labai sąmoningas sprendimas, kuris mums duoda galimybę nuo pat ankstyvos fazės būti pakankamai tarptautiškiams. Ir čia, man atrodo, yra tam tikras mentaliteto pavyzdys. Turbūt, jeigu mes būtumėm originaliai lenkiška įmonė, mes nebūtumėm steigę tiek daug įmonių kitose valstybėse. O kam? Arba vokiška, nes yra didelė vietinė rinka. Kam vargti? Nes čia yra vargas. Įkurti UABą nėra sunku su jūsų pagalba ir apskritai Europoje tai padaryti nėra sudėtinga. Bet jį išlaikyti, dirbti su juo, tai yra juodas darbas. Tai jeigu tu turi didelę vietinę rinką, kam vargti? Įdomu, nes yra ir gynybos žaidėjų, gynybos pramonės žaidėjų, kurie parduoda be dukterinių ir be filialų užsienyje. Brolis Defense Group. Mes dirbam su Etna privataus kapitalo fondu, kurie dabar perka šią grupę. Galbūt ta specifika, kad ten darbuotojų nereikia kitose šalyse, jūs norit prisitraukti darbuotojus, taip, ir per savo tas dukterinės įmonės. Čia yra vienas iš aspektų dėl darbuotojų. Kitas dalykas, mūsų klientų sąrašas irgi neapsiriboja tom valstybėm, kuriuose mes veikiam. Čia labiau yra tam tikras, mes dirbam ir su eilė valstybių ne tik Europoje, nes šiuo metu mūsų visos įmonės yra Europoje, bet tarkim, aš sakyčiau, koks trečdalis gal mūsų klientų net nėra Europoje. Tai yra Azija ir kitas. Azija, Pietryčių Azija, artimieji rytai, Pietų Korėja, kitos valstybės, tai yra klientai, kur mes neturim savo bazės, bet mes vis tiek su jais dirbam. Tai čia turbūt yra tokio balanso klausimas, bet man atrodo esminis momentas, kuris mums buvo svarbus, tai būti vokaliems ir eiti į tas rinkas aktyviai, ankstyvoj fazėj, nes ką aš jaučiu, tarkim, dažnai Lietuvoje, kad mes turim tą 9 kartus atmatuok 10 pjauk. Būtent. Tyla gera byla. Tylėjimas auksas. Neduok Dieve išsišoksi, neduok Dieve kur nors kažkas tave pastebės. Reikia būti tyliai, reikia kukliai. Ir tai šiaip savaime nėra blogos savybės, nebent tu esi startuolis, už kurį niekas tavo uodegos nepakels. Ir čia yra irgi vienas iš tų būdų, kaip eiti tas rinkas, aiškiai komunikuoti, kad mes norime čia būti, labiau negu kad bandyti kažkaip su kokia nors brošiūrėlė ten prieiti prie tos rinkos iš išorės. Supratau, tai čia rodo jūsų ambiciją, tarptautinę plėtrą, tarptautinę ambiciją ir tas įmonių turėjimas ne tik prieiti prie klientų padeda ir darbuotojų pasamdyti, bet taip pat parodo, kad jūs esate tarptautinė grupė, ne? Ir tai, aš suprantu, kad vis tiek buvimas startuolių, būtent tai, kad tu pradedi, žinai, tai aš suprantu, tai irgi būtina tam parodyti save ir gal todėl mes matom, kad kai kurios jurisdikcijos, netgi mūsų Baltijos šalių ar ne, labiau vokalios, o čia gal kaip ir sakai, Karoli, ateina kažkiek iš mentalo. Iš estiško mentalo, kurias tai visi startuoliai yra vienaragiai estų, nors ir įsisteigia Amerikoje, taip ir čia, ne? Galbūt mums tas pokytis gal net ir labai sveikas, bet ir Karoli kalbėjo apie niuansus, ar ne, kur sakėjai, patiri, kad viskas kaip ir gerai, dabar turit šitiek jurisdikcijų, galit palyginti, ką mes dar galėtumėm padaryti, ar ne, dabar jau iš tos perspektyvos, kaip Lietuvos, ar ne, mes kaip mes atrodom šitam, kaip mes šitam paveikslė atrodom ir ką mes galim galbūt padaryti, kad būtumėm patraukliausia tarp visų tų 8. Aš sakyčiau, aš į šitą klausimą galėčiau atsakyti priklausomai nuo to, kas klausia. Pavyzdžiui, jeigu manęs šito klausimo paklaustų kur nors Londone, ten Silicio slėnyje, kalbantis kaip Baltijos šalių, Lietuvos atstovą, manęs paklaustų, ką jūs galvojat? Mano atsakymas būtų, kad Baltijos šalys ir Lietuva yra geriausia vieta investicijoms, startuoliams, gynybos srityje ypač,
geresnės vietos nėra. Ir tai yra vieta, kurioje gimsta ir gims nauji Europos vienaragiai, kuri yra greičiausiai ir dinamiškiausiai besikeičianti rinka, atvira, alkana, norinti veikti ir aš net labai turbūt ir nemeluočiau tai sakydamas. Jeigu mes kalbam čia viduj, savo tam šitam siauram rate tarp mūsų, tai faktas, kad yra eilė aspektų, kurie yra sudėtingi. Ir jie yra gana objektyvūs. Pavyzdžiui, rinkos dydis. Taip, rekordiniai biudžetai čia ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, mes čia didinam savo BVP, bet jeigu žiūrim nominaliais skaičiais, pasižiūrim Lenkiją, Vokietiją, tą pačią Prancūziją, ir tada supranti, kad tas mūsų rinkos dydis yra nedidelis. Bet įeiti į tą rinką, kalbėti su krašto apsaugos ministerijom, kalbėti su kariuomenėm, ar Vokietijoje, ar Lietuvoje reikia tiek pat. Plius minus panašiai. Tai jeigu tu esi didelė įmonė, tai tikėtina, tu iš karto intuityviai eisi į didesnį rinką, kur turi didesnius nominalius biudžetus, nes tu tikėtina tavo ir kontrakto dydžiai bus didesni. Tada tos mažos rinkos turi surasti būdų, kodėl viena ar kita įmonė norėtų kalbėtis, investuoti Lietuvoje versus Lenkijoje. Ir čia, mano vertinimu, mes vis dar turim tam tikrų iššūkių. Tai vienas, ką paminėjau, rinkos dydis, objektyvus kriterijus, čia jau nieko nepadarysi. Antras aspektas, irgi objektyvus kriterijus, mūsų istorinės, tiksliau, kaip mes greitai vystomės ir kada prasidėjo mūsų gynybos industrija. Taip, mūsų gynybos industrija realiai prasidėjo 2014, 2022, mes surasim vieną, antrą, trečią ten įmonę iš 90 kažkelintų metų, bet tai yra vienetai. Taip. Realiai visas bumas įvyko 2014, ten ir su broliais, ir su kitais, ir tada 2022. Taip. Tai mes kalbam ką apie 4 metus, 10 metų. Kalbėjom su prancūzų įmonė Naval laivų gamintojai. Tai jie skaičiuoja savo istoriją nuo 17 amžiaus. Pasiemi Britų įmonės. Tai taip, 19 Viktorijos laikais ten maždaug prasidėjo, tada įsivystė Rheinmetallis. Ten irgi pirmas, antras pasaulinis, mes kalbam apie įmonės. Nuo pirmo pasaulinio. Net ir man atrodo anksčiau. Tai, ten jie aišku vėl prasideda visokiom formom, bet tai ką aš noriu pasakyti, kad patirtis dirbti su tarp valstybės, kariuomenės ir verslo, daugelį šalių yra 100 metų. Pas mus mes tik dabar po truputėlį pradedam suprasti, kad galbūt tas verslas ir tikrai gali kažką čia vietoj sukurti. Gal tikrai yra tų žmonių, kurie nėra kabutėse žulikai, o kurie tikrai nori sukurti kažkokią pridėtinę vertę. Ir dabar po truputėlį mes žingsnis po žingsnio pradedam apie tai mąstyti. Ir tai mes vejamės. Ir aš manau, kad mūsų dinamika, greitis, lyginant, tarkim, Lietuvos, Latvijos, Estijos versus ten tos pačios Didžiosios Britanijos, jis yra gerokai greitesnis. Ir mes tikėtina... Reikia pasivyti 100 metų. Bet mes tuos per kelis metus mes turim pasivyti 100 metų. Taip. Jeigu Rheinmetall gali pasakyti, kad žiūrėkit, mes dirbom šitoj srity per pirmą pasaulinį karą, antrą pasaulinį karą ir dabar dirbam, skamba tikrai įspūdingai. Pašnekam, dar turiu klausimą, prieš eterį šnekėjom, kad pirmą gamyklą statysite Latvijoje. Taip. Kodėl ne Lietuvoje? Todėl, kad Latvijai parodė labai aišku... Ir ne Estijai? Latvijai parodė labai aišku susidomėjimą mūsų technologijom, todėl, kad pirmieji inžinieriai buvo Latvijoje. Ir Latvijos krašto apsaugos ministerija, Latvijos kariuomenė parodė labai ankstyvą susidomėjimą šitom technologijom. Latvija apskritai dabar pastaruoju metu rodo tikrai didelį alkį, gerąją to žodžio prasme, investicijoms. Tikrai aš ir iš savo buvusios patirties atsimenu, kad daugelį metų mes labai ieškodami investuotojų ir lygindami save su kitom valstybėm, mes visada tai pirmiausia save lygindom su Lenkija, su Čekija, ypač jeigu kas liečia industrijas, ten su Vengrija ta pačia, bet Latvijos mes niekada nevertintom kaip labai tokio rimto konkurento. Dabar ta situacija keičiasi ir jie tikrai yra
agresyvūs, gerąją to žodžio prasme, norintys prisitraukti investicijas, jie turi, jų krašto apsaugos ministerija turi aišku mechanizmą, kaip dirbti su inovacijom. Turim R&D projektą su Latvijos ministerija ir jie patikėjo mumis ankstyvoj fazėje, tada, kai mums buvo sunkiausia. Nes kai tu ateini į vakarėlį, kai jau muzika groja ir, kaip sakant, stalai lūžta, labai fainai. Raketos jau krenta. Jau kai raketos, taip, kai raketos jau skrenda, yra labai smagu ateiti vakarėlį. Taip. Bet kai raketos dar neskrenta ir reikia pagalbos, reikia poligonų, reikia vietos treniruotis, reikia išlaikyti žmonės, reikia juos prisitraukti, reikia mokėti atlyginimus. Ir visa tai yra perspektyva. Tada yra esminis momentas, kai tos pagalbos ir valstybės palaikymo labiausiai reikia. Ir tai nėra tik apie pinigus. Tai yra apie dėmesį. Tai yra apie grįžtamą į ryšį. Ir mes turbūt šiai dienai per artimiausius metus mes išleisim ženkliai daugiau pinigų Latvijoje, negu jų tie pirminiai projektai, per kuriuos jie į mus kaip neinvestavo tiesiogiai kaip į įmonę, bet su mumis dirbo. Tai užsakymus gavote iš jų kažkokius jau? Ir pirmieji užsakymai, pirmas bendradarbiavimas yra būtent su Latvija. Ir tai yra priežastis, kodėl mes, nepaisant to, kad esam Estijos kapitalo įmonė, mūsų pirmas fabrikas stovės Latvijoje. Antras fabrikas tikėtina Lenkijoje. Trečias Estijoje. Estijoje, trečias. Manau, kad labai įdomu, kad Estijos startuolis, Estijoje tik trečias fabrikas. Lietuvoje gamykla nusimato ar neaišku? Čia yra šiek tiek tokios vištos ir kiaušinio turbūt principas, truputėlį yra ir tos paklausos ir pasiūlos santykis. Yra visos prielaidos Lietuvoje turėti gamybos liniją. Absoliučiai. Visos prielaidos ir aš sakyčiau netgi nuoširdžiai, net ir kaip lietuvis, aš tą sakau, mūsų bazė industrinė yra geresnė už Latvijos ir Estijos. Mes turim daugiau žmonių, mes turim daugiau išsilavinusių pramonėje dirbančių žmonių. Mes turim vietomis geresnį reguliavimą, geresnė net ir mokestinė bazė. Žalius koridorius ir visus kitus projektus. Ne visais aspektais, kai kur ten mes dar turim kur pasitempti, bet iš principo bazė yra geresnė. Taip. Mes prielaidas turim absoliučiai visas. Tai ko trūksta? Aš sakyčiau, trūksta pirmiausiai noro ir entuzijazmo dirbti su naujom technologijom. Ir tai yra vėl, čia nėra jokia didelė industrinė paslaptis, tą pripažįsta net ir tie patys sprendimų priėmėjai. Taip, Lietuvoje mes susiduriam su sunkumais dirbti su naujom technologijom. Nupirkti seną, gerą, labai brangų daiktą yra lengviau negu užsimti su kažkokiu startuoliu. Taip, aišku, kad saugiau. Taip. Tai kam čia dabar užsimti, o gal jam nepavyks, o gal subankrutos. Ir čia mes neturim to amerikietiško modelio, kur Amerikoje labai aišku yra. Investuojam į 10, žinom 100%, kad didžioji dalis iš jų nesuveiks, bet tas vienas ar du, kurie suveiks, atpirks visus nuostolius. Bet jeigu tu bijai ir neinvestuoji, tada tu ir to rezultato neturi. Dar nėra tokio mąstymo, kad galima nesėkmių turėti. Evaldai, gal tu kaip mūsų gynybos sektoriaus grupės vadovas Baltijos šalyse, gal tu gali palyginti, kaip atrodo dabar Lietuva, Latvija, Estija, gynybos pramonės? Reguliavimo, pavyzdžiui, reguliavimo ir vystymosi. Tai irgi, ką Karolis sakė, tai žiūrint taip vien iš teisinės pusės atrodytų, kad mes, kaip ir sakai, Karoli, kažkokia prasme esam gal net geresniai toj padėti startiniai, nes atrodytų, mes vieninteliai tarp Baltijos šalių realiai turim įstatymą gynybo ir saugumo pramonės įstatymą, nes nei Latvija, nei Estija lyg ir tokio neturi, ar ne? Esam įsidėję lyg ir tą pramonę turėsinčius skatinti mechanizmus, ar ne? Industrinį bendradarbiavimą, ar ne? Privalomus. Lyg ir turim turėti, ar ne, tą tarybą, kurio yra ir lyg ir visuomenės atstovai turėtų dalyvauti. Tai man irgi tik antrinu Karoliui, kad, žinai, Lietuvoje mes lyg ir turime visas sąlygas, ta prasme, paspurtuoti šitoj srity. Dabar kaip pats reguliavimas irgi apie tą praktinę, kur aš tikriausiai galiu paantrinti, man toks asmeninis, jausminis įspūdis irgi yra, kad apie eksporto reguliavimus, tai man vos ne Estija atrodo tokia labiausiai liberali eksporto reguliavimo prasme. Čia gal irgi gal galim kažką išmokti. Bet žinai, Karoli, gal tu irgi, kas iš teisinės pusės, ką tu matytum, žinai, kaip tie dalykai, ką mes dar galėtumėm paimti, kas veikia galbūt pas kaimynus,
Ką mes galėtumėm dar čia padaryti? Ir kaip buvęs viceministras, ką tu matai, ką mes galėtume perduoti mūsų Investuok Lietuvoje ministerijai? Aš sakyčiau, kad apskritai dinamika tai jinai yra gera. Tai čia vėl aš nenoriu taip labai bambėti. Mes irgi džiaugiamės. Žiūrint iš nuo tos bazės, kuri buvo. Apskritai gynybos sektorius buvo vienas tokių labiausiai demonizuojamų sektorių dešimtmečiais. Lezuose buvo įstatymų uždrausta gynybos įmonėms steigtis ten kartu su alkoholiu, tabaku ten ir nežinau ko, prekyba žmonėmis ir narkotikais. Dabar ten yra absoliutus absurdas iš dabartinės perspektyvos žiūrint. Aišku, jeigu tu 95 metais pasakytum, kad noriu statyti sprogmenų fabriką, turbūt natūralu, kad ten tuo metu sprendimų priėmėjai nebuvo labai entuziastingi apie tai. Laikai pasikeitė, dinamika pasikeitė, mes daugelį statymų pasikeitėm. Pasimkim Latviją, Estiją, Lenkiją, Švediją, irgi kita gynyba, Suomiją. Pasimkim jų visą teisinę bazę, taip aš grubiai pasakysiu, sušerkim ją į klodą antropiko ir pasižiūrėkim, kuo jų bazė kažkuriuose vietose jinai yra geresnė, kažkur gal blogesnė. Ir išsirankiokim tas dalis, kurie šiuo metu yra geresni ir jas pasikeiskim. Nes daugeliu atveju, ką daro įmonės, įskaitant ir mus, ir tam sąraše, mes neveikiam vakume, mes veikiam lygindami. Ir yra vietų, kur, pavyzdžiui, Lietuvos reguliavimas yra geras, puikus, bet Latvijų dar geresnis. Tai mes lyginam, kad fainai, Lietuvoje jis yra neblogas, jis yra geras, bet Latvijai dar geresnis. Tai reiškia, mūsų tikslas turi būti ne tik, kad jis būtų geras, bet kad jis būtų geresnis pirmiausia už Latviją, Estiją, Lenkiją ir Skandinavijos valstybės. Supratau. Kad suteikti mums greičio pasivyti tuos 100 metų patirties. 100 metų ir Latviją nepaleisti. Dėl Latvijos, tarp kitko, mes visi čia didžiuojamės, kad pasivijom Estiją ir pralenkėm dabar pagal savo ekonomikos augimą, startuolio ekosistemą ir taip toliau. Ir kad Latvija čia tokia vidurinis brolis, taip sakant, įstrigęs vidury, bet iš tikrųjų mes taip pat matom, kad Latvijos premjerė labai aktyvi, vyriausybė labai aktyviai važinėja į delegacijos į artimuosius rytus, Vokietiją ir taip toliau aktyviai vežasi verslininkus ir tas matosi aktyvumas. Tai šiek tiek gal truputėlį jausmelis tos, kad šiek tiek gal užmigom ant laurų. Aš labai trumpai įsiterpčiau, man atrodo, čia labai tinka tas principas, kuris atsispindi vienoje tokių geriausių vadybos knygų, kurias aš pastaruoju metu esu priverstas skaityti dėl savo mažų vaikų. Tai yra Alisa stebuklų šalyje, kur yra pasakymas, kad tam, kad tu liktum vietoj, turi labai greitai bėgti ir kad tu kažkur atsidurtum, turi bėgti dvigubai greičiau. Tai va šiuo metu gynybos pramonė Europoje ir reguliacinė prasme, investicijų prasme, visi bėga. Visi bėga ir visi plius minus išlieka toj pačioje vietoje. Ir čia klausimas tada yra, kad mums reikia bėgti dvigubai greičiau, negu bėga Vokietija, negu bėga Lenkija, negu bėga Švedija ar bėga Suomija. Mums reikia bėgti dvigubai greičiau. Tai reiškia, ieškoti būdų, kaip būti dar agresyvesniems negu jie. Nes jeigu mes pasimsim vokišką pavyzdį, nieko nebus. Gerai, šnekėjom apie šitą reguliavimo bazę. Idėja gera, galima susireguliuoti, padaryti geriausią reguliavimą Europoje ir tikėtis, kad bus užsakymų, bus gamyba. Bet jeigu nebus noro iš mūsų krašto apsaugos ministerijos, gynybos resursų agentūros, mūsų Lietuvos kariuomenės, nebus to pasiruošimo paeksperimentuoti, kaip Latvijai daro, nebus noro pirkti nei iš tų vadinamų primų, primai tai gamintojai didėjai, pasauliniai, įskaitant Rheinmetall ir panašius. Tai jeigu to nebus, tai čia gali turėti labiausiai gražiausią bazę, bet nebus pirkimų, nebus projektų ir nieks čia neinvestuos. Kad ta drąsa būtų legali, žinai, irgi Karoli, kai kalbam, ar ne, tai ko reikia? Mums reikia specialių kažkokių papildomų fondų, nežinau dar kažko, nes mes dažnai kalbam apie tai, kad pas mus yra tas mentalas, kaip sakai, yra lyg ir lengviau priimti sprendimą nieko nedaryti, nei rizikuoti ir būti apkaltintam klaidos padarimu, ar ne? Ir gal šitoj vietoj, gal mums reikia specialių instrumentų, kur būtų įdėta pinigų ir liepta rizikuoti. Dar atsiprašom, aš pradėjom kalbėti apie tavęs, bet turim vieną atvejį visai neseną, sausio mėnesį, buvo nutraukta prieštankinių minų gamybos sutartis su Explosita.
Taip. Tokia bendrovė, nauja lietuviška, kurie įsteigė Milsa grupė. Milsa grupė turi Latvijoje ir Estijoje inžinierinių sprogmenų gamybą, keliam ten ir panašiai. Ir įsteigė įmonę su Estais, tarp kitko, su Estais Lietuvoje, laimėjo tą kontraktą. Ir kai tik tai sudėjo tie politiniai atsirado įtampos neramumai dėl Fegdos, dėl rūdininkų projekto, tai Eksplosita buvo paaukota kaip atpirkimo ožys. Ir kokį signalą tai siunčia rinkai, kad ar mes galim pasitikėti visą šitą sistemą, ar mes galim turėti kontraktus, turbūt signalas nekoks, ne? Kaip tu vertini, ar startuoliam tokie signalai yra ir investuotojai, ar jie yra teigiami? Tai apskritai turbūt aš gal nenorėčiau taip labai komentuoti to vieno konkretaus atveju, nes jis nėra susijęs su manim ar mūsų įmonė, bet žiūrint bendrai, stabilumas, nuspėjamumas, aiškumas, kodėl ir kaip yra priimami sprendimai valstybėje, tai yra svarbu. Suprasti, nepaisant to, kad taip, kartais ne visi sprendimai yra vieši. Mes kalbam vėlgi, jeigu kalbam apie gynybos sektorių, mes kalbam apie jautrų sektorių, tikrai, bet nepaisant to, slaptumo žyma neturi būti priežastis neaiškumui. Procesas vis tiek gali būti aiškus, nepaisant to, kad dalis jo yra konfidenciali, slapta, įslaptinta, viskas tvarkoja. Tai man atrodo, čia yra labai svarbus momentas, kad nesijaustumėm taip, kad valstybė yra valdoma per, žiniasklaidą, per kažkokius pranešimus spaudai. Taip, užtenka paspaus politikus ir kontraktai. Tai čia turbūt, žiūrint iš šono, tiesiog, tai nėra civilizuotos valstybės požymis elementariai. Ir, mes visada save laikėm tokia, mes visada save pozicionuojam, kad Lietuva tai čia ne Vengrija, ta senoji Vengrija. Kad ar ten kokia karts nuo karto kokia Lenkija, kur irgi ten, mes tai tokie, esam jau skandinaviško tokios orientacijos ir labai tokie ir skaidrus, stabilus, nuspėjami. Ir tai visada buvo tam tikra tokia, išskirtinumas investuotojų akise, žiūrint į Lietuvą, kas dažnu atveju irgi sąlygo tą augimą. Apskritai apie tas inovacijas ir visą kitą, aš irgi nenoriu taip skambėti kaip koks inovacijų talibas, kad čia dabar mes privalome viską suinvestuoti į startuolius ir dabar pirkimus iš pradžių. Taip. Tai aišku, kad ne. Čia lygiai taip pat kaip ir yra tos, ten dronai ar tankai. Tai yra absurdiška diskusija. Tai šitoj vietoje aš irgi jokių būdų nenoriu pasakyti, kad mes turim dabar nepirkti iš užsienio įmonių ir viską sukišti į startuolius. Tai čia būtų krachas. Mes turim ieškoti balanso. Ir ieškoti būdų, kaip rasti tam tikrą erdvę, eksperimentuoti. Pavyzdžiui, kas šiaip yra ir tam tikri ir NATO netgi užduotas tonas, kad tam tikras procentinė dalis nuo viso biudžeto turi būti skirta, pavyzdžiui, R&D testavimams ir panašiai. Tai jeigu mes bent dalį to biudžeto skirtumėm darbui su vietiniam inovacijom, vietiniais testavimais, vietiniais įsigijimais, nedideliais kiekiais. Nekalbam apie ten 100 milijonų. Apie nedidelius kiekius, nusibrėžiant tam tikras žaidimo taisyklės, koks yra TRL-as, tas technologinis parengties lygis. Kad vėlgi, ne tai, kad ten kiekvienas, ten Šaraškino kontora ir kiekvienas garažiukas staiga būtų ten krašto apsaugos ministerijos klientas. Nusibrėžkim tam tikrą ribą, tam tikrą prototipą lygį, su jį pasitestuokim. Jeigu jums pavyksta, paimsim daugiau, nepavyksta, tada eina toliau dirbti. Tai yra tam tikri būdai, čia ne raketų mokslas, kaip dirbti su inovacijom, tam tikrų inkubavimu ir testavimu mažais apimtim, dalinantis riziką step by step ir tu tada užsiauginsi, nes kitu atveju, sakau, dabar arba tu perki iš užsienio, arba tada bandai ieškoti vietoj nieko nerandi, dėl to, kad tos įmonės dažnu atveju kažkur numiršta, tam mirties lėniui ten kažkur uždūsta, ir tada gali sakyti, tai vietoj nieko nėra, dėl to einam į užsienį. Tai nieko ir neatsiras. Arba mes būsim kokio nors tiekėjai, darysim kokį nors trečio lygio. Varžtą, kuris bus vienom sistemai ir tas komponentas bus 5-6 dėmenį, bet mūsų tikslas yra, kad mes būtumėm tie, kurie perka ir kurie integruojas. Ir čia yra ne tik gynybos. Didžiausia vertė, turbūt. Ne? Taip, ir čia Lietuva, ir čia yra apskritai net visos industrijos problema. Mes neturim pasaulinių brandų.
Mes neturim Novo Nordisko, ten kaip Danai, ar nežinau, ten eilės kitų įmonių, ar ten kaip Patrijos šitų Suomių ir panašiai. Mes tų brandų neturim. Tai reiškia, mes esam komponentų tiekėjai. Jeigu mes nesukursim tos vietinės industrijos, tai mes ir liksim toliau komponentų tiekėjai. Kas nėra blogai, bet gali būti geriau. Gerai, grįžkim prie tarptautinės plėtros. 8 įmonės pas jūs per 2 metus šnekėjom. Sakai sunku, sakai nelengva. Kiek tai kainuoja? Kas tai finansuoja? Mes esam finansuojami privataus kapitalo. Mes neturim valstybinio, mes nesam valstybinė įmonė, mes dirbam su atskirais projektais, bet apskritai esam privačiai finansuojamas gynybos startuolis, kas nėra dažna praktika. Ir mes esam, VC driven, tai reiškia, privatus kapitalas yra tai, kurie į mus investavo. Pirminis turbūt impulsas jisai buvo iš Estijos. Tai yra mūsų founderis yra Estas. Susteigęs, Tavi Madberg, taip? Čia išgarsėjęs jisai su Skeleton Technologies. Yra kitas Estijos startuolis, kuris yra pritraukęs virš 300 milijonų eurų finansavimo, man atrodo, 5 raunduose liktai, Series liktai įmačiau ir juos Estai vadina jau kaip tokio beveik vienaragių. Tai jisai kažkiek pinigų iš to išsitraukė, turbūt dalį savo akcijų gal pardavė ir dabar investuoja į jūs, taip? Taip. Jis yra tas pagrindinis mūsų founderis, kuris ir davė tą paspirtį visam šitam verslui. Vėliau mes irgi turėjom kelis investicinius raundus, esam prisitraukę irgi skirtingų fondų, kurie yra į mus investavę, kas mums duoda tam tikrą... Įskaitant, mačiau Smart Cap, Estijos valstybinis toks gynybos fondas. Tai mums tas duoda paspirtį judėti toliau ir eiti ir augti. Ir tuo pačiu tai yra tam tikras spaudimas, kuris mūsų laiko kaip tas, kad mūsų kėdės nebūtų labai jau tokios atvėsusios, nes yra kitas irgi dalykas, su kuo susiduriam, kai tu esi didelė įmonė. O juo lab valstybinė, pavyzdžiui, gynybos. Tu neturi kur skubėti. Viskas gerai, tai tu kažką darysi, nepadarysi, tave valstybė už pakarpos vis tiek ištrauks, arba jeigu tu esi didžiulė, tokia too big to fail, tu esi, pavyzdžiui, kokia nors, tarkim, vokiška gynybos įmonė, kur veikia profsąjungos, kur veikia valstybės santykis yra labai didelis, tu vis tiek supranti, kad, tau nebus galbūt labai tos marginai nebus labai dideli, bet jie niekada nebus ir labai maži, nes tu visą laiką kažkaip išsivinguriuosi. Kai tu esi startuolis, kuris kiekvieną mėnesį supleškina labai daug kažkieno privačių pinigų, tie žmonės labai greitai tavęs pradeda klausti, vyrai ir moteris, kur rezultatai. Ir tai yra gyvenimas, kuriame mes gyvenam, jisai vėl nėra labai komfortiškas, bet jisai ir yra priežastis, kodėl mes per 13 mėnesių sugebėjom nuo idėjos iki realiai veikiančio prototipo sukurti raketinę sistemą, kur kitos įmonės tai kūrė metais, kartais 10-mečiais. Tai mes sugebėjom padaryti per 15 mėnesių. Kada jūs pradedate gamybą? Šių metų viduryje. Tai gamyba jau dabar vyksta, tik tais mes norim tą gamybos didinti. Masinę. Taip. Ir kiek bus gamyba, kokios apimtis per mėnesį, per metus? Ambicija mūsų yra vienoje gamybos lokacijoje pasiekti maždaug 100 vienetų per dieną. Tai reiškia apie 2000 vienetų per mėnesį, kas daugiau mažiau atitinka šachedų gamybos tempus, tik tais vėl tie tempai, aišku, irgi keičiasi ir ten tą dinamiką mes irgi stebim Rusijoje, jinai irgi yra kintanti, bet iš principo jau kalbant apie 2000 vienetų per mėnesį, mes jau turim šiokį tokį scale, nes jeigu pasižiūrim dabar... Čia vienoje lokacijoje. Vienoje lokacijoje. 2000 vienetų per mėnesį. Tai čia nebus... 24 000 per metus. Jo, tai čia yra tiek, kokia yra ambicija turėti maksimumą, čia vėl klausimas yra, ar tiek reikės, kokie yra kontraktai, nes, niekas nenori gaminti raketų į sandėlį, nes sandėliuoti raketas, patikėkit, nėra labai lengvas procesas. Ir pigus. Ir pigus, dėl to... Licencijų reikia, taip? Ten yra pakankamai daug reikalų, bet toks yra tikslas turėti tokią galimybę
Ir dar kitas momentas, kuris yra svarbus šito industrijoje, tai yra tas, kiek greitai tu gali tą ramp-upą padaryti, kiek greitai tu gali išplėsti. Nes, vėl, jeigu, pavyzdžiui, mes dabar netgi pagalvotumėm apie dronų grėsmės. Ir taigi visi nekvailiai atrodo, ne? Taigi įmonės didžiulės, milijardinės. Visi matė, kad 22 metais prasidėjo dronų karas. Visi. Ir visi galvoja, reikia kažką su tuo daryti. Mūsų priemonės neveikia. Patriot raketa kainuoja 1 milijoną, dronas kainuoja 50 000. Blogai, darom kažką. Ir nieks nieko realiai nepadarė. Kodėl? Todėl, kad sukurti naują gamybos liniją, sukurti naują produktą, sukurti naują visiškai principą ir pakeisti paradigmą yra sunku. Ir tada paradoksaliai tokios įmonės kaip mūsų keičia visą ekosistemą, kur tada turi ateiti kažkoks startuolis iš Baltijos šalių, kuris sugeba sukurti raketą per 13 mėnesių, kai tuo tarpu tos visos milijardinės didžiulės įmonės su 1000 darbuotojų, mūsų vienas kolega yra sakęs, mes per 13 mėnesių buvusiam darbe būtumėm padarę prezentaciją, kurią būtumėm pristatę vidiniam komitete, tas komitetas būtų pasvarstęs, būtų nunešęs į kitą komitetą, jie būtų tada pagalvoję, nunešę dar kažkam ir tada galų gale būtų visas sąskaita išsipūstų kelis kartus, tada nueitų pas vietinę vyriausybę, sakytų, žiūrėkit, duokit mums 1 milijardą ir mes kažką gal ir padarysim. Ir tada visas procesas išsitemptų į kokį 10 metų. Ir būtų padaryta po 10 metų puikiai, gera, labai brangi sistema. Taip. Tai mes tą procesą... Būtų jau pasenus. Greičiausiai tai. Tai labai gerai, kad jūs esate, kad taip greitai judate ir kad gaminsite, bet ar tu 2000 per mėnesį ar 24 000 per metus užteks? Ne. Kiek rusai paleidžia Ukrainoje per metus dronų? Mes skaičiavom, vėl, yra skirtingos artilerijos vienetai, skirtingi nuo raketų iki dronų, iki artilerijos sviedinių, iki bileko. Tai yra labai, labai platus spektras. Bet jeigu mes susikoncentruojame į tuos vadinamosius low and slow dronus, tuos žemai skrendančius ilgo nuotolio dronus, tokius kaip tai, ką mes labiausiai žinom kaip Shahed arba Geran tipažo dronus, kur visi esame matę ir girdėję tos mopedo tą siaubingą garsą. Bent per televiziją. Taip, o kai kurie ir Lietuvoje yra matę dėja juos skrendančius, tai Ukrainoje per metus, 25, buvo 55 000 atakos vienetų. Būtent šitais Shahed tipažo dronais. Gerai, 55 000 dronų. Kiek reikia raketų, taip vidutiniškai, kad numušti droną? Čia jau priklauso, bet būtų gerai turėti jų šiek tiek daugiau, negu kad dabar. Nes ukrainiečiai, tarkim, jie naudoja skirtingas priemonės tiem patiem dronam numušti. Didžioji dalis tai yra, mes kalbam apie pabūklus kulkosvaidžius, kas atrodo pigu, nes kulka atrodo pigi, bet tam reikia kiekio ir jeigu tu su viena kulka, čia nežinau, kas turi būti ten tas legendinis suomių snaiperis iš žiemos karo, kad tu su viena kulka nušautum droną, tikėtina jų reikia daug ir tada jau ta kaina nebėra tokia pigi. Ukrainoje vien šiuo metu yra maždaug apie 5000 mobilių grupių, kurie 24/7 važinėja po visą frontą ir visą Ukrainą su tais pabūklais ir visu kuo. Tai ką tai reiškia? Tai, mums, Ukrainoje yra 50 000 tokių žmonių. Lietuvoje proporcingai mums reikėtų apie 5 000 žmonių. 24/7. Ir žymiai daugiau raketų, nes jeigu 24 000 vienoje lokacijoje, tai jeigu 3 pastatysis gamyklas, bus 70 000 ir to neužtenka. Taip, tikėtina, kad ne. Tai čia yra skaičiai yra dideli ir mes į tą masę norim eiti. Ir kas yra svarbu, su raketų sistemomis, joms reikia mažiau žmonių. Mes neturim prabangos Lietuvoje ir NATO valstybėse, mes neturim žmonių. Ir mes ne Rusija, mes saugom savo žmonės. Mums reikia juos išsaugoti ir jeigu tu pastatysi kareivį saugoti su ten dvivamzdžių šautuvų tiltą, tai yra didžiuliai kaštai į balą, nes tu išmeti į balą eilę metų ir pinigų, kuriuos tu skiri tam kariui paruošti ir tu jį pastatei stovėti su dvivamzdžių šautuvu.
Taip, tai vietoj to, kad tu pastatytum, nežinau, 4 sistemas, pastatytum vieną žmogų kažkur štabe arba aplinkui, kuris valdo visą sistemą ir tada tu tą karį su jo kompetencijom gali nukreipti kažkur kitur. Ir čia, man atrodo, yra labai labai svarbus momentas, apie ką kartais mes pamirštam ir kur yra šioks toks skirtumas nuo Ukrainos, kad mes turim labai limituotus resursus pirmiausia su žmonėm. Supratau. Gerai, tai tikimės, kad gamyba vyks, auks ir turėsim tų raketų ir galėsim apsiginti. Ir dar vieną vienaragį. Ir dar vieną vienaragį, taip. Sugrįžkim dar kartą prie plėtros tų pamokų ir ambicijų. Kokios paties tavo įžvalgos iš jūsų plėtros, kiek esi matęs šitas steigimus, atsidarimus naujų įmonių, 8 šalyse esat, kokios pamokos, ką daryti, ko nedaryti Lietuvos verslininkui, verslui, startuoliui, kuris eina į kitas rinkas? Tai pirmiausia, aš manau, kad reikia daryti, o labiau negu nedaryti. Pamokos didžiausios tai vėl, kad yra tas toks teoriškai egzistuojanti ambicija apie vieningą Europos rinką, kuri realybėje neegzistuoja. Mes turim tą pripažinti. Ir yra skirtingose, jeigu mes džiaugiamės... Kiekviena šalis vis tiek skirtinga. Taip, ir kiekviena šalis turi savo niuansus, su savo jurisdikcijom, su savo banko sąskaitų atidarimais ir visu kuo. Mes Lietuvoje gyvenam tikrai komfortiškai. Tikrai mes gyvenam labai komfortiškai, kai tu gali daugelį dalykų pasidaryti online, kai ten mes čia kartais paburnojam ant ten kokio registrų centro, mums nepatinka, ten koks nors negražu, ten Vokietijoje, pamirškit, ten viskas popieriais, siunti laišką, ten su štampu, kažku, ta prasme, kur, mums viskas mes pamiršę, ta prasme, ten iki tokių nesąmonių, kaip ten fakso aparatas, kuris vis dar stovi. Kaip Lenkijai? Aš sakyčiau kažkur per vidurį. Nėra ten not great, not terrible, bet mes tikrai gyvenam komforte ir plečiantis reikia nepamiršti to, kad yra tokios valstybės kaip Jungtinė karalystė, kaip Vokietija, Prancūzija, kur ten digital sprendimai ir greitis nėra esmė. Ir online iš Lietuvos nesutvarkysi. Kai kuriais atvejais ne. Ir tai yra, sakau, mes kartais tai pamirštam, bet labai greitai tada prisimeni, kai ten reikia operuoti. Bet tai jokių būdų neturėtų nebūti priežastis to nedaryti. Ir man atrodo, čia yra labai svarbus tas mentalinis dalykas, kurio aš tiesą sakant labiausiai mokausi iš kolegų estų. Ir tikrai turiu nukelti kepurę ir pasakyti, mums reikia labiau artikuliuoti apie save. Kalbėti, eiti, važiuoti. Ir viena iš tų priežasčių, kodėl, tarkim, mes turim tas lokacijas, yra tai, kad mes sugebėjom prisitraukti geriausius tų šalių raketinės inžinierijos specialistus dirbti pas mus, kurie išėjo iš labai didelių tų milijardinių įmonių dirbti į startupą. Kodėl jie atėjo pas mus dirbti? Todėl, kad jie žinojo, kad mes egzistuojam, b, jie patikėjo tą idėją, kurią mes turim, ir tada c atsiranda tam tikras sniego gniūžtės principas. Ten atėjo Džonas, ateis ten ir kažkoks Johanas, nes jis matė, kad tas atėjo. Ir tai atsiranda tam tikras užburtas ratas, kai tada jau geri žmonės pradeda pritraukti kitus gerus žmonės, tada atsiranda ir kapitalo susidomėjimas, nes sako, palaukit, pas jūs dirba šitie inžinieriai, gerai, tai gal jums tikrai pavyks. Ir tada tai yra tas procesas, kuris užsisuka ir tam reikalinga ta pati ir plėtra ir ėjimas į tas šalis, ką aš ir minėjau, tai yra be galo sunku. Bet nesiveši Dano ar ten kokio nors Brito į esam atsivežę į Baltijos šalis, bet nėra lengva, faktas. Ir kartais gal ir net nereikia. Ir vėl mes kalbam apie labai aukštos kvalifikacijos žmonės, kurie, juos prisitraukti yra labai sunku. Ir va čia atsiranda tas momentas, kur mes kartais Lietuvoje, aš jaučiu, pastringam. Aš manau, kad yra geresnių įmonių už Frankenburg Technologies, net ir čia Lietuvoje, kurios tikėtina galbūt net yra perspektyvesnės už mus, kurios gal net ir turi geresnį produktą. Bet niekas to nežino. Jie nešneka garsiai. Ir čia visada yra rizika. Ir aš žinau tą, nes tai kartais ir, pavyzdžiui, lietuviams, ir man pačiam netgi buvo toks diskomfortas. Kaip aš čia dabar girsiuos? Nemalonu, kažkaip, mes čia turim truputėlį kukliau, tegul kiti apie mus šneka. Niekas nešneka apie mus.
Ateis visi brutaliai su savo prezentacijom, su viskuo didieji praimai, su didžiuliais kiekiais ir visų kitų, jie tave greitai nustums ir tu ten būsi niekam neįdomus. Ir tu va tam žaidime, būdamas mažiukas, turi ieškoti būdų išsiskirti. Ir aš, pavyzdžiui, suprantu, kad man kaip lietuviui yra sunku. Netgi ir aš turiu laužti save ir aš matau, kad estam daugeliu atveju tas yra gerokai lengviau. Tai yra rizikinga strategija. Nes tu visada gali sudegti. Tau gali nepavykti. Tau gali, tu gali, nežinau, bankrutuoti elementariai ir tada visi gali atsisukti ir sakyti, va, matot, šitiek prisigyrė, šitiek visiems visko pripasako ir jiems nepavyko. Taip. Bet tai veikia, teisingai labai karas tai veikia. Bet tikriausiai, jeigu visai nekalbėsi, tai taip pačiai ir nugrimsi į užmarštį, net nežinos. Yra variantų įvairių, yra tikrai įmonių, kurios pavyksta ir kurios turi labai konservatyvius modelius ir net ir Lietuvoje yra nuostabių įmonių, kurioms pavyko. Yra eilė įmonių, kuriams nepavyko. Ir va čia nėra turbūt vienos geros strategijos. Turbūt čia gal pasisodintumėt kitą gynybos įmonę, kuri sakytų, žiūrėkit, reikia... Mes tyliai dirbam. Mūsų darbą, mūsų rezultatai kalba patys už save, mes dirbam ir tai yra nuostabu. Ta prasme, ir faktas, kad yra gerokai lengviau, tada, kai tu turi ten, kai produktas parduoda pats save ir tau nieko daryti nereikia. Tai duok dieve visiems tai. Bet aš sakyčiau, kad mums truputėlį va tokio padidinti temperatūrą, truputėlį garsiau apie save šnekėti, važiuoti, pasakoti ir tada galbūt ir tie britai, vokiečiai, italai, prancūzai ateis dirbti į lietuviškas įmonės. Ir mes dabar, aš turėjau variantą, vakar, va aš pasidalinsiu, tokie jausmas buvo labai mane apėmė, keistas, nes aš turėjau situaciją, kuomet viena vakarų šalis, nesakysiu kuri, mums pristatinėjo save kaip investicinę lokaciją. Aha. Ir mes čia labai norėtumėm, kad jūs ten įsivertintumėt ir čia mums pristatė, kaip ten tas viskas ir, žodžiu, visas ten didelė prezentacija, kaip mums, kaip potencialiam investuotum, potencialiam gamintojui. Ir aš taip sėdžiu ir taip viduj galvoju, kiek metų turėjo praeiti, kiek metų mes buvom jūsų situacijų, kur čia galva ten jūs atvažiuokit, čia būkit vakariečiai, čia pas mus, čia mes žinokit ir elektras turim ir čia jūs nebijokit. Ir čia visą ten jų tokius keistenybės, kur ten jie prisigalvoja, kad čia pas mus visi, kaip sakant, aplink laužą šoka ir vanduo 2 kartus per dieną būna, iki tokių visokių absurdų, kur tu jam turi tikinėti. Aš suprantu, kad palauk, dabar situacija apsikeitė. Taip. Dabar aš sėdžiu ir aš klausiu, o kaip pas jūsų biurokratija? Nesakau, pas mus Baltijos šalyse, tai viskas yra ledas. O kaip pas jūs tenai su biurokratija, su popierizmu? Ir, aišku, ten viskas yra, juoko tam tikrą formą, bet aš tuo metu supratau, kad mes jau esam situacijai, kur mes galim būti investuotojai. Aš nesakau, kad dėl to mes turim užriesti nosį ir dabar čia būti labai, kaip sakant, labai mandri, nes čia ta situacija gali labai greit pasikeisti. Bet tas, toks truputėlį, pasididžiavimo jausmas, kad jau mes dabar esam lygiaverčiai. Jau mes kartais esam geresni. Ir ten turbūt koks nors tūlas, belgas, prancūzas ar vokietis to niekada viešai nepripažins. Bet faktas yra. Gerai, labai įdomu. Evaldai, gal tu galėtum kaip mūsų įmonių praktikos vadovas pasakyti, ar visada reikia steigti? Ar visada reikia steigti dukterinį įmonę, filialą, ar atstovybę, ar galima ir tų kaštų nepatirt. Aišku, čia gynybos galbūt sektorius su savo specifika, bet šiaip bendrai, verslininkam, kurie galvoja apie plėtrą, ar reikia steigtis, ar gali be to gyventi. Tai, ką Karolis pasakojo, tai jis labai aiškiai išdėstė, kodėl reikia steigti ar ne įmonės ir kodėl tai ypač aktualu gynybos sektoriui. Bet tikriausiai tas dažnesnis modelis, kurį mes realiai matom praktikoje, kad tu vis tik paprastai veiki be įsisteigimo, ar ne? Nes iki tam tikro lygio darbuotojų kiekio, ten to ir jurisdikcijų ir panašiai, dažnai veikiama per arba realiai tiesiog iš kitos jurisdikcijos, nes dažnai darbuotojus, netgi darbuotojus įdarbinti gali užsienio valstybėje per employee of record, ar ne yra paslauga ir panašiai. Tai matyt, iki tam tikro lygio tu gali drąsiai veikti kitoje valstybėje narėje. Neįsisteigęs. Bet ką Karolis sakė, jeigu tu potencialiai planuoji aplikuoti bet kokias skatinimo programas, labai dažnai jos bus susietos su nacionalinio buvimu toje valstybėje. Jeigu tavo klientas yra valstybė realiai, vyriausybė, kariuomenė, dar kažkas, tau tikriausiai reikia labai arti būti to kliento ir rodyti, kad tu esi toje valstybėje.
Supratau. Gerai, dar toks klausimas man vis kentėjo. Sakai, pavadinimas susijęs su Europą. Ne su Frankensteinu garsiuoju susijęs. Apie ką šitas pavadinimas? Ne, pavadinimas yra iš esmės apie nieką. Taip. Pavadinimas jisai neturi kažkokios aiškios etimologijos, išskyrus tokią, kad jisai turi skambėti europietiškai. Taip. Kaip jeigu aš- Oberhaus. Ir kai aš nuvažiavus į ten bet kokią šalį ten Azijoje, pasakysi Frankenburg, tikėtina skambės kaip kokia 19 amžiaus Vokiečiai. Elzaso, va tokia pusiau vokiška, pusiau prancūziška, va to Reino slėnio artilerijos gamykla 19 amžiaus, žodžiu, visa kita. Tai iš esmės tai yra tam tikras žodžių žaismas, kuris turi tam tikro tokio truputį prancūziško, truputį vokiško elemento. Savaime jisai nėra pririštas prie jokios valstybės, dėl to mes nepasivadinam ten Perkūnų, Kalevalą ar ten kokiu nors, nežinau, Dzeusu, bet iš esmės jis yra tam tikras europietiškas pradas, kuris mums yra svarbus, kuris nėra įprastas. Mums, pavyzdžiui, yra sunku identiteto prasme dažnai, nes manęs klausia, tai palaukit. Nes kai aš sakau, kad mes čia Baltijos šalių, Europos, ne. Bet realiai, tai jūsgi vis tiek esat estai, arba vis tiek esat Latvijai, arba vis tiek esat ten Britai. Sakau, ne, bet, pavyzdžiui, yra tų pavyzdžių, Sasas, ten, kad ir koks nors Skandinavijos oro linijos. Tai jos yra kaip ir bendros. Jeigu pasiemi didžiasias įmonės, Airbus, su kuria mes dirbam, kaip ir lyg ir headquarteris Prancūzijoje, bet mes su visais pagrindė dirbam su vokiečiais. MBDA gamyba. MBDA didžiausių raketų. Jo. Tai jie yra 14 000 darbuotojų Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje karalystėje. Kas jie yra? Jie yra europietiška įmonė. Ir jūs norit būti europietiškai. Mes turim tokią pačią ambiciją, kur ten bus mūsų mokestinė jurisdikcija, tai čia yra klausimas labiau turbūt techninis, bet mūsų noras yra turėti tą europietiškumą ir dėl to ar tas pavadinimas jis yra pakankamai europietiškas, tam tikras žodžių žaismas, tam tikra net ir ironija tame, bet man jinai patinka, nes mes, kiekvienas iš to pavadinimo gali išsinešti tai, ko nori. Aš pažiūrėjau šitam su dirbtiniu intelektu patikrinau, tai sakė Franken, reiškia iš sudėtinių dalių, kaip Frankensteinas. Tai čia gal irgi žaismas, kad raketa iš daug dalių susideda. Čia, sakau, čia galima atsidarius gero vyno butelį, čia galima nueiti iki labai gilių, ten iki Frankų imperijos, iki Europos civilizacijos pradžios iki ten, nežinau, Karolio Didžiojo ar ko tik tais nori. Tai labai čia, kaip sakant, yra visiškai absoliučiai fantazijos reikalas. Žodžiu, geras pavadinimas irgi labai svarbu. Tarptautiniai plėtrai ir tarptautiniai sėkmiai. Čia svarbu, kad tikėtum to pavadinimu, turbūt pirmiausia pats. Taip. Gerai. Evaldai, gal dar kokių nors pastebėjimų, įžvalgų apie tarptautinę plėtrą, steigimąsi, ką mes matom iš mūsų klientų. Manau, kad norėtųsi, kad daugiau tokių būtų kaip Frankenburg Technologies, žinai, kurios galėtų tą plėtrą vykti. Bet kas yra smagu, kad ir matom vis daugiau tokių. Taip. Ką kalbėjom, ar ne? Dabar ir tu pradėjai, Laimonai. Startuolis, ar ne? Su 8 naujom jurisdikcijom per 2 metus. Ta prasme, kaip ir pats sakai, ir rekordas. Seniau nebuvom dar matę. Tai laukiam, žinai, 12, 13, 15. Iš tikrųjų, Evaldas priminė, dėl ko mes šitą tinklalaidę paleidom. Matom vis daugiau Baltijos šalių verslų, kurie eina į tarptautinės rinkas. Viena priežastis, kad išaugo jau šitą mūsų mažesnės mūsų rinkas, mūsų regioną. Anksčiau buvo kaiminės rinkos Lietuva, Latvija, Estija, čia vienas regionas, Baltijos šalis dabar jau išaugo. Kita priežastis, aišku, yra ir ta geopolitika. Daug kas norėjo diversifikuoti savo verslą, savo lokacijas ir taip toliau. Ir galiausiai matom, kad tai tikrai aktyviai vyksta ir kuo toliau, to greičiau tas vyksta. Bet kaip girdim, yra tokių gerų pavyzdžių, kur galima dar greičiau daryti negu daugelis. Dvigubai greičiau. Turim bėgti dvigubai greičiau, kad kažką pasiektume. Taip. Gerai, tai labai gerai pašnekėjom. Pabaigai atsipalaidavimo klausimas apie knygas, tinklalaidės, kurias dabar skaito žiūrim. Minėjai, Alisa stebuklų šalyje, gal dar kažkas skaitė? Meškiukas Rudnasiukas yra dažnai skaitomas, tikrai Kakės Makės nuotykiai jau šiek tiek mažiau, tai mano tikrai visa audiovizualinė turinys didelė dalim yra sąlygotas mano 3 mažų vaikų, bet jeigu iš turinio pusės
aš dabar labai man priminė šitą dabar mūsų antros pakopos pasiutpolkę, kurioje mes esame ir visi lūštantis prekybos centrai nuo žmonių perkančių naujus telefonus ir visa kita. Man šiek tiek priminė tokią vieną knygą, kurią aš tikrai labai visiems rekomenduoju. Nuostabaus istoriko Norberto Černiausko Paskutinė Lietuvos vasara. Apie 40 metų vasarą. Jau ta knyga kelis metus jau gyvena. Yra ir tos paralelės ir tas suvokimas, kaip tuo metu ten 40 metais irgi žmonės planavo, diskutavo, kokiuose čia Kulautovos kurortas yra geresnis, ar ten Druskininkai, ar ten Kuršių nerija. Ir kaip ten kažkokios batalijos, tokios politinės lyderystės vakumas. Ir visą tu taip skaitai ir šiek tiek baugu, nes yra labai viskas panašu. Tai man atrodo, ta knyga yra tokia man labai priminė, ta visas toksai dabar džiaugsmas, išsileisti pinigus, kuriuos dabar gavau, man truputėlį priminė, tą irgi tokį, tą gražią Paskutinę Lietuvos vasarą, kuri ir buvo paskutinė. Ir kitas dar knyga, apie kurią aš irgi mąsčiau, ir kuri labai dabar surezonavo su dabartiniais įvykiais, ir kurią baigiu skaityti, yra Age of Unpeace. Netaikos metas, kai mes neturim karo, bet neturim ir taikos. Kas yra dabar? Ir iš esmės didžiąją dalim yra dabar. Mes gyvenam tokiam netaikos metais ir ten yra labai tokia įdomi tezė apie tai, kad mes labai norėjom būti connected. Ir per daugelį metų visas tas connectivity, kuris atsiranda susijungimas per ekonomiką, per ryšius, per viską, buvo tarsi tikslas, kad kuo mes būsim labiau tarpusavį susiję, tuo mažiau tikėtina mes kariausim ir tuo mažiau konfliktų bus. Nes mes esam vieni nuo kitų priklausomi. Taip. Bet kas dabar pasiaiškėjo ir kas paaiškėjo, ar kas dabar dar labiau matosi, yra, kad ta priklausomybė yra ginklas. Aš esu, mano tai, kai aš pilu į kuro baką, priklauso nuo to, kas vyksta už kelių tūkstančių kilometrų Irane, Venezueloje, jungtinėse, mūsų dabar ten, nežinau, artilerijos tam tikri tiekimas iš Jungtinių valstijų yra nukeltas. Tai irgi yra tam tikros priklausomybės. Ir čia tas netaikos meto laikotarpis, jis yra be galo įdomus, kuriame mes gyvenam ir tikėtina dar kurį laiką gyvensim. Labai įdomu, labai aktualu. Man asmeniškai, kas padeda, žinai, netaikos metu gyventi ramiau, tai yra narystė Šaulių sąjungoje. Ir mes turim su Rainen, jau Lietuvoje turim 10 narių, Latvijos dar turbūt 10, iš tikrųjų tas dalyvavimas toj veikloje tikrai padeda ir pasiruošti ir ramiau jaustis. Evaldai, ką tu skaitai, klausai? Tai esu dabar perskaitęs tokią knygą 12 Rules kad įveikti chaosą, 12 taisyklių, tai Jordano Petersono ta knyga yra. Tai man asmeniškai tai irgi taip kažkiek asmeniškai taisyklės padeda susidėlioti. Ir dar, kadangi mes kaip su Raininai buvom, kaip ir mūsų kalėdinė dovana buvo, Baltics, The Future of the Europe, dovanodavom savo klientams, tai kadangi dovanoji klientams, tai negali neperskaityti irgi tos knygos. Tai irgi labai įdomi knyga, ta prasme apie tai, kad yra apie ką kalbėti, kad apie mentaliteto, istorinės mūsų skirtumus ir kodėl tie Baltikai bus tas the future. Nes, kaip ir sakai, mes tiksliai dar net nežinom, kokia ta future bus. Ar jinai bus paskutinė vasara, ar jinai bus šviesi future. Aš žinau, jinai yra mano sąraše ir Oliveris Moody's. Man be galo patinka pati tezė, kuri yra, aš ją irgi visą laiką su savim nešiojuosi, kad aš manau, kad rytų Europai, kas mums kartais diskomfortiškas terminas, mes nenorim būti rytų Europai. Mes esam šiaurės. Šitas regionas yra Europos ateitis. Ir aš tuo nuoširdžiai tikiu, nepaisant visų tų pabumbėjimų, ką mes turėjom, bet čia yra mūsų ateitis, čia yra Europos ateitis, Europos civilizacijos ateitis. Aš netgi taip dramatiškai pasakyčiau, mes nuo pietų, nuo antikos pajudėjom į Nyderlandus, Londoną, Paryžių ir dabar mes judam į Varšuvą, Helsinkį, Baltijos šalis ir Kijevą. Ir čia bus tas centras, kur suksis mūsų pinigai, taika ir inovacijos absoliučiai. Čia yra geriausia vieta gyventi. New Nordics, naujoji šiaurė ir aplinkinė šalis. Gerai, tai ta pozityvia gaida, man atrodo, mes galime ir pabaigti. Tai ačiū žiūrėjusiems, prenumeruokit, dalinkitės, laikinkit, kaip sako, ir iki kitų susitikimų. Ačiū.